Vienas video, vienas patyrimas pardavėjams. Šį kartą apie tai, kaip aktyviai pardavinėti, bet netapti įkyriu. Du dalykai, kuriuos reikia prisiminti. Pirmas dalykas. Kiekvieną pokalbį su klientu stenkis užbaigti susitarimu dėl sekančio pokalbio datos, kada tu gali vėl paskambinti klientui. Antras dalykas. Atsakingai vykdyk šį susitarimą, reiškia paskambink iš tiesų. Per daug pardavėjų pokalbio gale palieka iniciatyvą klientui. Jei klientas žada paskambinti tau pats, tai gali įvykti, tai gali neįvykti, tu nebekontroliuoji šio pardavimo proceso. Todėl kiekvieną kartą stenkis pasilikti iniciatyvą savo. Jei klientas sakys, aš paskambinsiu pats, aš tokiu atveju sakau, puiku, aš lauksiu jūsų skambučio, bet jei nesulaukčiau skambučio, ar galiu jums pasukti porą savaičių bėgį? Daugelis sutinka. Jau dabar labai retai man tenka išgirsti tokią reakciją, kad neskambink niekada. Gal prieš 20, prieš 15 metų vieną kitą tokį atsimenu. Jeigu man kažkas sakytų, neskambink niekada, aš susirasiu pats, kaip aš anksčiau reaguodavau, aš sakydavau, puiku, lauksiu jūsų skambučio. Žiūrėkit, jeigu kartais nesulaukčiau, ar galiu po pusmečio aš jums paskambinti. Pusmetis yra toks laiko tarpas, kad niekas netiki, kad tu prisiminsi po pusmečio. O aš tiesiog įsivesdavau į kalendorių po pusmečio šitą skambutį, praeidavo pusmetis, atsiverčiu kalendorių, šiandien laikas skambinti klientui. Aš skambinu, sakau, sveiki, skambina Darius, mes su jumis kalbėjome pavasarį, tarėmės maždaug šiuo metu susiskambinti ir vėl mūsų bendravimas iš naujo. Nėra neperkančių klientų, yra tik laiko klausimas. Jūsų atkaklumas, atsakomybė, susitarimo laikymasis ir anksčiau ir vėliau sandoris įvyks. Vienintelė sąlyga, jūs turite prekę ar paslaugą, kuri gali tenkinti šio kliento poreikius, klientas turi potencialo naudotis jūsų prekę ar paslaugą, visa kita jūsų atkaklumo ir laiko klausimas. Daugiau patarimų rasite mano YouTube kanale. Darius Čibonis, pagal vardą pavardę, susiraskite, prenumeruokite kanalą. Aš pažadu jums kiekvieną kartą, daug kartų per sezoną įdėti naujų patarimų.